Sveiki, mėlyje, šiandien yra vasario 1, mes laukiam GBP USD žinių ir tikimės, jeigu išeis 56,1, mes darysim buy ant GBP USD, nes USD susilpnėjo, GBP pradeda labai stiprėti ir darysim sell, jeigu išeis silpnesnis, stipresnės žinios išėjo, daug stipresnės negu tikėtasi, reikia pirkti. Ir dar pasižiūriu pagal tą. Jo, darysiu. Išėjo biškai anksčiau negu išėjo. Grafiko nerodo, bet gerai, aš einu. Dabar buy. Žiūrėsim, kas išeis iš to. Buvo 56,1 pirkti, tai mes ir nupirkom. Šie 56,7 daug geresnis negu tikėtasi, tai GU turėtų pakelti. Taip, stop lossą reikėtų pasistumti apie 30 punktų. Taip, nupirkom 5,934, tai 5,900 tegul buvo. Tai profitą mes kol kas nestatysim, lauksim kokį 40 pipų, kol užjudės mūsų take profitas ir dabar bus matyti, kas vyksta. Kol kas GBP USD sėdi. Va dabar tikėkimės pradės kilt. Nu va, po truputį ir išsibėgėsim į viršų. Nenori judėti. Stojau, palaukit, treideriai. Kai jau duosi viršų, va matė, tik minusas, dabar jau pliusas. Ką tik 10 pipų. Minusė dabar 10 pliusė. O šokinėja, ar ne? Man patinka tokie šuoliai. Kągi, reikės sugrįžti už kokių 2-3 minučių. Pasispausim pauzę dabar ir trumpam išeisim ir grįšim už kokių 10 minučių, pažiūrėsim, kurioje mes vietą. Iki greitai. Nu kągi, suveikė stop lossas, eilinį kartą. Kaip rodo, GBP yra nuliniai teritorijai, nuliniai zonai iš vis niekas jau neperka. USD 4.30 tai nėra ko tikėtis, nors tikėjaus, kad žinios kažkiek tai ištrauks, bet ką padarysim? Turėsim šiandien daugiau žinių ir žiūrėsim, ką ten galėsim padaryti, jeigu dar nebusit praradę vilties. Iki. Kągi, mėlyje, mes vėl sugrįžome. GBP USD mumis paturėjo šiandien. Toks įspūdis gali susidaryti, kad mes šitoj parodysim, kaip reikia sudeginti sąskaitą, neuždirbti pinigų. Bet laikas mūsų bus teisėjas, ar ne? Ką mes papirkom dar truputį euro USD ir šiuo metu, aišku, jisai mums yra nuostolingai zonai. Nedaug, kiek čia mes 6 pipai. Tai va, lauksim žiūrėti. Kągi, treideriukai, atlašinėjom truputį, atidirbinėjom truputį minusą, kurį patarėjom su GBP USD. Kol kas euras USD sandoris 3 eurai pliusą, tik profitas čia bus 100 pipų. Tai bus matyti, kaip visas gausis. Tai profitas 1,400. Kaip matot, stop lossas 1,3847 ir sekantį kartą susitiksim arba jau kai stop lossas turėsim, arba kai mes jį pastumsim į nulinę teritoriją. Taip kad iki.
Kągi, mėlyje traderiai, kaip jūs matote, mes iš vietos su eurų USD taip ir nepajudam, bet mes atidarėm dar vieną sandorį, CAD USD, nes mums rodo, mes pašortinam, čia atėjom šort, nes mums rodo, kad CAD'as daug stipresnis už dolerį, vienas indikatorius ir kitas indikatorius rodo, kad rezistancas buvo sulaužytas ir tai būtų optimalus variantas, geras variantas pašortinti USD CAD'ą, kaip tik dar bus 5 val. Žinios, dar prie žinias, pažiūrėsim kokia bus situacija ir gal iš to išlupsim daug daugiau ir susigrąžinsim šiandieninį užturėtą minusą su GBP USD. Taigi grįšim su jumis neužilgo, vėl susitiksime. Iki malonaus. Kągi, mėlyje traderiai, kaip ir būtų beveik laikas pastumti mūsų euro USD stop lossą į nulinę zoną, kad mes nebeišstatytumėm jokių pinigų už jį. Mes įpirkom 3904. $3901 yra aukščiausia, kur galiu uždėti kol kas, tai ten ir paliksiu. Esu išstatęs dabar eurą su trupučiu šitam sandoriui, euras USD ir tikiuosi dar aišku didesnio kilimo. Tikiuosi dar apie 40-50 pipų ir ten bus matyti, ką darysim toliau. Taip kad iki sekančių. Taigi, traderiai, 7 minutės iki žinių beliko. Yra dabar 16 valandų 53 minutės. Kaip matot, pas mane abudu sandoriai pastumti į nulinę zoną. Aš išstatęs esu lygiai 0 eurų ir turiu dvi pozicijas. USD CAD shortą ir euro USD longą. Kaip ir matėte pagal mano komentarą, kurį aš įdėjau svetainėje, aš siūlau, jeigu išeis silpnesnės žinios smarkiai negu tikėtasi doleriui, siūlau buy daryti sandorį euro USD, o jeigu išeitų stipresnės dolerio žinios, siūlau daryti buy USD Japanese Yen. Stop lossą dėti apie 30 pipų ir galiu palinkėti tik sėkmės ir susitiksim su jumis už 5-6 minučių, pasižiūrėti, kaip mums patiems seksis. Iki greito. Construction minus 1.2%, 58.4 for ISM. 58.4, buy, $55.5 expectation. Prices paid 70.0 above the 62.4 expectation. Production coming in at 66.2 versus 59.7 last month, and employment climbing to 53.3 nes from tipo išėjo 50.2. žinios PM8,1, tai yra biški geresnis Increasing negu to tikėtasi. 46.5 from 43, and prices at 70 versus 61.5 prior. Backlog increasing to 56. New orders at 65.9 up from 64.8. You get employment at 53.3 versus the 50.2 prior. Taigi, ką mes čia turim? Kągi mes čia turime? 58,4. White House. Oho, koks pliusas, aš nupirkau pačiu laiku ir uždarau aš sandorį dabar su 20 pipų pliuso. Ir dabar. Kągi, pasidariu šiandien truputį pliusų jau iš žinių, kurios nufilmuotas, aš užeinu dar sykį, nusiperku dar kartą, bet dabar truputį mažesnę sumą. Pamodifikuojame stop lossą, užsidėsim 90,6. Va, pasikalkuliuojam viską, priėmam ir take profitą užsidėsim dar kokį 20 pipų, tai bus nupirkimo kainos 90. Žiūrėsim, kas iš to gausi. Šiandien jau nemažai pasidarėm gausi. Vienas žinias minusinės, kitas pliusinės. Tai mane tai tenkina. Jeigu kieno nors netenkina, gali daugiau filmukų nebežiūrėti. Taigi, kas čia pas mumis šiandien pasižiūrim biškį. Va, atšokimas tas, kurio laukiau.
O dabar va reikėtų pirkti. Truputį per anksti pats pasiėmiau. Dabar USD Japanese Yen reikia. Go, 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 bye, 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 bye. Kągi, mūsų šiandienos rezultatai. Viso mes turim vieną sandorį plus 21 euras, kitą plus 15 eurų, plus 9 eurai į minus 24 eurai. Tai rezumė. Plus 21 euras. Labai gerai. Kaip per dieną uždirbti 20 eurų, turint tik tai 2000 jau yra labai neblogai, nes tai yra 1 procentas. 1 procentas į dieną, rezultatą gali nesveiką pasiekti. Taip kad tada iki sekančio karto su jumis susimatysim rytoj arba kada kitą dieną. Kaip šitas sandoris susibaigs, bus matyti.